Jei turit laiko ir drąsos, turiu jums istoriją. Pasakojimą apie magiją ir raganas, apie paieškas ir pabaisas, apie gėrį ir blogį. Bet nesitikėkit, kad čia bus pasaka. Ir laimingos pabaigos nebus. Prarastose žemėse. Jums pažįstamo pasaulio nebėra. Jis jau seniausiai pranyko didžiojo karo liepsnose, kai iš dangaus ėmė lyti mirtimi. Liko tik prarastose žemės, pilnos keistų gyvių besislepiančių šešėliuose. Išlikę žmonės prisiglaudė vienam mieste. Labai seniai iš prarastųjų žemių atkeliavo paslaptinga ragana, pilkoji Alisa. Ši istorija apie mūsų susitikimą ir apie tai, kaip ji mus abu išgelbėjo. Liaukitės dirbę. Liaukitės dirbę. Tebūnie čia pavyzdys jum visiems. Nieks te nedrįsta priešintis bažnyčiai. Kalbama, kad iš pilkosios Alisos gali nusipirkti viską, ko tik trokšti, bet geriau to nedaryti. Bet žmonės vis tiek prašo tavo pagalbos. Jie neišprusę, beraščiai. Vieni iš jų vargšai, kiti turtingi. Visi netekę vilties. Niekam neatsisakau padėti. Ar žinai, ką bažnyčia sako apie tokius kaip tu? Nebejoju, kad tu man pasakysi, kad tu šėtono įsikūnijimas, o mūsų pareiga tave pašalinti. Mūsų viešpaties, pakalnio miesto valdovo, vyriausiojo tikėjimo kunigo vardu, nuteisiu tave pilkoji Alisa, mirčiai kartuvėse. Atgailauk, moterie. Kas man darosi? Tavim negalima pasitikėti. Tu esi raganos vergas. Sučiupkit ją. Pas mane. Klausau, ponė. Ragana, pasirodyk.
Pirmyn. Greičiau. Ragana. Aš tave surasiu. Tu degsi pragare. Ragana, tu degsi pragare. Ragana, kurios nepakorė. 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 Jei vienas žmogus norėtų surengti pasalą kitam, tai čia būtų tam puikia vieta. Galima pult, kol jo akis dar nepriprato prie tamsos. Gal net pasikvies 3-4 draugus, kad darbas tikrai būtų atliktas tinkamai. Šitas dar niekad nėra suveikęs. O jos niekad nenuvilia. Pilkoji Alisa. Atpažinai mano žingsnius? Ne. Tavo gerumą. Mieste darosi vis blogiau ir blogiau. O tu visad buvai labai dosni. Nuo pat mano vaikystės. Tik tau. Tu iš manęs nieko neprašai. Kaip keista. Kalbi taip, kaip aš kalbėjau būdama jauna. Bet dabar turėtum būti tokia pat sena kaip aš. Senesnė. Daug senesnė. Aš Džereisas, sargybos kapitonas. Tave atsiuntė valdovas? O gal jo karalienė? Kodėl atėjai pas tokią kaip aš? Žmonės kalba, kad už tam tikrą kainą tu išpildai norus. Ką nori nusipirkti? Palik mus. Nemanau, kad tai protinga.
Žmonės kalba, kad tu atvykai iš prarastųjų žemių ir kad pažįsti ten gyvenančias būtybės, šiurpes, nežmoniškas būtybės. Tai to nori, kad sekčiau tau pasakas? Noriu iš tavęs galios pasiversti žvėrimi, pilkoji Alisa. Galimybės būti daugiau nei žmogumi. Nustebai? Per daug mačiau, kad taip lengvai mane nustebintum. Tai gali parduoti man paslaptį, kaip pasiversti vilku? Ar tikrai nori to, ko prašai? Rezultatas tau gali nepatikti. Čia ne tavo rūpestis. Aš noriu padėti, bet įspėju visus, kas į mane kreipiasi. Aš netokia kaip visi. Tai priimi mano pasiūlymą? Niekam neatsisakau padėti. Pasamdysiu medžiotoją. Jis suras tą, kuris geba keisti pavidalą ir atims jo galią. Palauk iki pilnaties. Aš atnešiu tai, ko tu trokšti. Kur keliausi? Į prarastąsias žemes. Šešios dienos iki pilnaties. Džereisai, kas nutiko? Niekam neatsisakai padėti? Niekam. Tuomet priimk jį kaip mano mokestį. Noriu kai ką nusipirkti. Šis laikrodis priklausė daugybei mano šeimos kartų. Čia brangiausias mano turtas. Ir ką nori nusipirkti? Noriu, kad neįvykdytum jos prašymo. Prižiūrėtojai prisiekė ištikimybę, o tu išduodi savo karalienę. Aš esu ištikimas. Žinau, kas jai geriausia, suprantu tą geriau nei ji pati. Galia, kurios ji trokšta, ją sunaikins. Aš tik noriu padėti. Džereisai, tu meluoji. Nuo tavęs dvokia pavydu. Su tavim nesiginčysiu. Jei nesutinki, tuomet išeinu. Aš niekam neatsisakau padėti. Tu gausi tai, ko trokšti. Atsiprašau. Ko nori? Padėk man. Po velnių. Vėl apsišlapinai? Negi negali paskambinti varpelius, senas bjaurus kvaily. Galingasis valdovas. Sunku patikėti, kad tu viską sukūrei ir jie vis dar tavęs bijo. Tu tik dvokiantis paršas.
kaip ir visi vyrai. Mano karalienė. Visi vyrai išskyrus vieną. Dar neišeik. Aš privalau, kol manęs nepamatė. Negaliu pasilikti. Greičiau grįžk. Meldžiu. Grįšiu. Galbūt. Stot. Valdovo vardu. Ką tu čia veiki? Kuo stipresnis gėrimas, tuo silpnesni pojūčiai. Eisi su mumis. Stok. Butelis buvo puspilnis. Girdėjau, kad tu medžiotojas, kad keliauji į prarastąsias žemes. Man reikia tokio žmogaus. Atėjau palošt kortom, o ne kalbėtis. Statau viską. Dabar jau galim pasikalbėti. Kuo tu vardu? Boisas. Ieškau vedlio, pažįstančio prarastąsias žemes. Mano paslaugos brangios. Pinigų turiu. Žinau. Didžiąją dalį gavai iš manęs. Ar tu to vertas? Jei nebūčiau vertas, ar dabar su manim kalbėtum? Prarastosiuose žemėse miestiečiams ne vieta. Kodėl? Nes jie silpni. Ar aš tau atrodau silpna? Paklausyk. Už tų sienų miesto žmogaus taisyklės, net ir gamtos dėsniai negalioja. Kad ir kas manai esanti čia, ten būsi tik kliūtis. Susitarkim. Jei dėl manęs teks judėti lėčiau, duodu leidimą mane palikti. Ir aš taip pat pasielgsiu su tavimi. Kodėl nori išvykti iš miesto? Ieškau žmogaus, galinčio pasiversti žvėrimi. Visi žmonės yra žvėrys, bet ne visi yra pabaisos. Ieškai pavidalo keitėjo? Taip. Turiu nudobti jį jo irštvoje, kad perimčiau galią. Girdėjau apie tokį žmogų. Ką apie jį žinai? Jį vadina Sardoru, didžiuoju vilku. Kur tas Sardoras gyvena? Ta vieta vadina Kaukolių upė. Kaukolių upė? Tai mano kelionės tikslas. Nedaug kam pavyko ten nukeliauti, dar niekas iš ten negrįžo. Parodyk man kelią. Ir šitas atiteks tau.
Girdėjau apie juos, bet matyti dar neteko. Aš jį paimsiu. Ir tavo pavogtus pinigus. Atlygį gausi, kai pasieksiu Kaukolių upę. Tavo draugai? Draugų neturiu. Ir aš. Ginklas. Suraskit juos. Ta šliundra nudėjo mano gyvatę. Nieks nedrįs priešintis bažnyčiai. Bažnyčia saugo šį miestą ir jo įstatymus. Bažnyčia skleidžia baimę bedievių širdyse. Bažnyčia atbaido prarastųjų žemių blogybės. Mes esam Dievo įrankiai. Esam čia tam, kad apsaugotume jūs nuo blogio. Sučiupkit nusidėjėlius, eretikus ir raganas. Atveskit juos pas mane ir būsit apdovanoti. Pilkoji Alisa su vyru. Jie kartu išvyko iš miesto. Žmonės mūsų nebegerbė. Ragana, kurios nepakorė. Pilkoji Alisa tapo jų nepaklusnumo simboliu. Ji paliko tave gyvą ant to kryžiaus, kad mus pažemintų. Ta moteris turi mirti. Yra dar vienas reikalas. Kas ji tokia? Pasakyk jam. Pasakyk jam. Vyras ir moteris atėjo pas ją. Nugirdau jų vardus. Tai buvo Džereisas ir karalienė. Jei karalienė susidėjo su eretike, jai tai būtų pražūtinga. Pasirūpink, kad prieš pakorimą ragana viską prisipažintų. Klysti nevalia. Netinka. Dar nesu mačius, kad vyras taip susigraudintų dėl gyvatės. Aš nesusigraudinau. Tiesiog ta gyvatė buvo puiki. Imk. Adata buvo sulinkus. Dabar turėtų puikiai veikti, jei nebedaužysi jo žmonių.
Protingas žmogus gali nuspręsti nužudyti savo klientę kelyje ir iš karto atsiimti atlygį. Bet dar niekas nevadino manęs protingu. Penkios dienos iki pilnaties. Priemiestis. Prekybos postas. Čia Roso namai. Jis ir jo sesuo Mara. Seni mano draugai. Tikrai? Sveikas, Rosai. Smagu tave matyti. Ir Mara. Kaip visada svetinga. 100 metų. Atrodai suglebęs. Miestas tave turbūt lepina. Kaip ir moterys. Nebejoju. Čia mano kelionės kompanionė, pilkoji Alisa. Sveika. Boiso draugė ir mūsų draugė. Galia, kurią noriu atimti iš Sardoro, jo irštvai bus stipriausia. Kiek dar keliausim iki Kaukolio upės? Savaitę, gal ilgiau. Turiu pričiupti į vilko pavidalę. Todėl turim ten nukakti prieš pilnatį. Bus nelengva. Jei būtų lengva, man nereiktų tavęs. Vienintelis būdas keliauti geležinkelio bėgiais. Kalnuose iškirstais tuneliais. Bus pavojinga, bet sutaupysim porą dienų. Tau reikia dar išgerti. Visat nudžiugina mane pamačius. Čia nuobodu. Jai pasisekė. Tai kas ta moteris, su kuria keliauji? Ne tavo reikalas. Tau ji patinka? Ne taip, kaip patinki tu. Ar teks laukti dar metus, kol vėl tave pamatysiu? Jei dar būsiu gyvas. Prarastosiuose žemėse 1 metai labai ilgai. Tu pasirodai ir išvyksti. Nieko apie tave nežinau. Kas tave domina? Ar kada nors jautiesi vienišas? Aš taip. Papasakosiu tau apie vienatvę. Įsivaizduok vaiką. Tamsoje. Išsigandusi. Tėvus užmušė jo akise. Berniukas keliauja dykynėmis. Dieną slepiasi nuo nusikaltėlių ir plėšikų. O naktį nuo visokių būtybių ir pabaisų. Vieną dieną tas berniukas tampa vyru. Jo širdis ir protas sutvirtėja. Bet jis ir toliau patyliukais keliauja. Vengia su ko nors suartėti, nes bijo to žmogaus netekti. Tai yra vienatvė. Tas berniukas tai tu? Ne. Tikrai ne. Aišku, kad ne. Aš gyvenime nesu verkęs. Tu tikrai nieko apie mane nežinai. Ne. Keturios dienos iki pilnaties. Daugiau draugiškų veidų nebeišvysim.
Prieš mus tik prarastosios žemės. Ką jūs čia veikiat? Siūlau pasimelsti už sklandų valdovo sugrįžimą. Tėve, iš miesto išvyko traukinys su didžiuliu jūsų karių būriu. Kas tam davė leidimą? Aš. Kurie keliauja? Sučiupti raganą pilkąją Alisą. Jį ieškoma už erezijas. Jūsų vyrų reikia čia. Gatvėse vis dažnėja neramumai. Tėve, per jūs esam pažeidžiami. Už raganystės baudžiama mirtimi, baudžiama ragana ir visi jos bendrininkai. Man nerūpi nei ji, nei jos veikla. Kodėlgi? Netardykit manęs. Aš kalbu valdovo vardu. Atleiskit. Bet jūs teisi. Dabar pavojingi laikai. Valdovas netenka galios. Visur matau atvirą nepaklusnumą. Ir sklinda gandai. Kokie gandai? Aš negaliu. Kokie gandai? Apie jūsų neištikimybę. Tai tik melas. Taip, niekingų padugnių šlykščios kalbos. Bet net ir tarp padugnių bei prasčiokų melas turi galios. Karalienė susimokė su ragana. Dabar man tai akivaizdu. Atves man pilkąją Alisą ir išgauk jos prisipažinimą. Visą kitą padarysiu pats. Valdovas miršta, įpėdinio nėra. Karalienė yra silpna, netrukus mieste išauš nauja diena. Nauja aušra ir naujas valdovas. Maldauju, ne, Dieve, ne. Papasakojau viską, ką žinau. Prisiekiu. Ne, ne, ne. Kaukolių upė. Jie ten vyksta. Kaukolių upė. Sudeginkit. Trys dienos iki pilnaties. Boisai, ar turi čia šeimą? Namus? Prarastosiuose žemėse viešpatauja vienatvė. Kaip ir mieste. Jį vadina tarpekliu. Žinau vietą, kur galima saugiai jį pereiti. Sairusai. Seni, kur tu? Čia mano draugo keltuvas. Senis Sairusas perkels mus už sidabrinę monetą. Kitoj pusėje jis turi pailsėjusių žirgų. Mokėsi tu. Radinių biuras. Sairusai. Sairusai. Palauk čia.
Boisai. Panašu, kad Cyrusas turėjo svečių. Kaip ir mes. Tai tu Boisas, medžiotojas. Klausėm senuko, ar jau persikėlėt. Jis nenorėjo padėti. Cyrusas man patiko. Medžiotojau, kas ji tokia? Ragana, jokių gudrybių. Tu nepažiūrėsi mums į akis. Perduok ją ir paliksim tave gyvą. Už jos galvą siūloma premija. Atleisk. Bet ji pirma mane pasamdė. Principingas žmogus. Kas galėjo pamanyti? Perduok raganą, antraip abu mirsit. Ne. Niekas nepasipriešins bažnyčiai. Sakot, kad jūs Dievo tarnai? Kas tai per Dievas? Jis kerštingas. Atvykai čia ieškodama pabaisos. Vieną jau radai. Boisai. Pažiūrėk. Prisikėlimas. Palauk, ne. Boisai, turim bėgti. Sprunkam. Nupjaukit Lyną. Nupjaukit Lyną. Nupjaukit.
Teks kopti. Greičiau. Kodėl ji manęs nepribaigė? Ji bandė. Tikra ragana. Kaip persikelsim, teks keliauti aplink. Tuomet paskubėkim. Jie keliaus link kalnų. Ne. Jie keliaus į pragarą. Kaip tu? Girtas. Ačiū. Aš galėjau žūti. Negalėjai. Pirma turi nuvesti mane prie Kaukolių upės. Gerai, aš pasirengęs. Ar gali užsiūt žaizdą? Žinoma. Jau norėčiau netekti sąmonės. Puikiai užsiuvai. Vis dar skauda. Išgerk. Galvoji apie savo draugus. Užjaučiu. Rosas buvo geras žmogus. Daug metų jį pažinojau. Mara. Nudėsiu juos už tai, ką padarė. Boisai, kodėl tu čia keliauji?
Man patinka miestas, žmonės, stiprus gėrimai, puikus maistas. Bet giliai viduj tik čia jaučiuosi kaip namie. Kai klausausi vėjo, stebiu šešėlius. Pilkoji Alisa, pažiūrėk ten. Matai, kaip šviesos blykčioja ir keičias. Gerai įsižiūrėjusi, gali pamatyti tam tikras formas. Taip. Kaip gražu. Žinojau, kad ir tu jas pamatysi. Mudu panašus. Mūsų kilmė panaši. Mudu vienodi. Įžvelgiau tą tavo akyse. Dvi dienos iki pilnaties. Jūs laukiatės? Gali eiti. Ar girdėjai? Aišku, kad ne. Turim įpėdinį. Nors su tavimi tai neturi nieko bendro. Ar nori sužinoti, kas yra naujojo valdovo tėvas? Boisas. Toks jo vardas. Paprastas medžiotojas. Kadaise ir aš buvau paprasta mergina. Pažiūrėk į mane dabar. Šešėlių pražūtis. Traukinys. Teks keliauti tarpekliu, antraip jis mus pervažiuos. Bus pavojinga, sutemušiuose kalnuose klajoja demonai. Neturim išeities. Čia ginsimės. Padėk man. Visą naktį reiks ugnies. Jie bijo tik liepsnos. Turim nedaug laiko. Pasiruošk.
Pilkoji Alisa. Tau nederėjo čia grįžti. Palikit jį. Boisai, padėk man. Boisai. Liepsna iš tavo delnų. Aš jos nejaučiu. Liepsnų nebuvo. Jos negalėjo mūsų nudeginti. Bet jiems iliuzija atrodė pakankamai tikroviška. Tai kodėl tu kenti? Nes mano galios turi savo kainą. Girdėjau, kai pabaisa kalbėjo su tavimi. Jis mane pažinojo. Labai seniai. Kaip? Šioj vietoje yra didžiulis lobis. Milžiniška galia. Pas mane atėjo vyras. Jis buvo godus ir ištroškęs galios. Jie visi tokie. Bet aš niekam neatsisakau padėti. Todėl padėjau jam. Bet ši vieta nuodinga. Jis ir jo vyrai pavirto į tas pabaisas. Jam nederėjo prašyti mano pagalbos. Niekas neturėtų prašyti mano pagalbos. Jie turėtų palikti mane ramybėj. Dabar tu su manimi. Viena diena iki pilnaties. Radom pėdsakus vedančius į vakarus. Jie netoli. Valdovas mirė, bet karalienė laukėsi. Pasveikinkit naująjį valdovą. Valdovas mirė. Pasveikinkit naująjį valdovą. Ir pasveikinkit karalienę. Pasveikinkit karalienę. Šlovė valdovui ir šlovė karalieniai. Ačiū, tėve. Dabar abu gavom tai, ko norėjom. Jūs turite įpėdinį,
o aš turiu jo galią. Vaikas pilnametystės sulauks po 16 metų. Jo įgaliojimai negalėtų būti geresnėse rankose. Jūs labai malonus. Tėve, aš nieko neturėčiau, jei ne jūsų išmintingi patarimai ir nepaliaujamas palaikymas. Tikiuosi, kad tai nepasikeis. Visad būsiu ištikimas jūsų tarnas. Ta bjauri šliundra sėdi miesto soste. Tai įžeidimas visam gėriui ir tyrumui. Mūsų laikas senka. Jos galia kasdien auga. Surask raganą ir atneš man jos prisipažinimą. Tuomet raganą ir šliundrą pakarsim kartu. Tik paskubėk. Ar girdi mane? Paskubėk. Ugnies laukai. Rytoj pasieksim Kaukolių upę. Ar jis ten bus? Sardoras? Nežinau. Tikiuosi, kad ne. Turiu stoti prieš jį vieną. Tuomet tu žūsi. Niekas neišvengia mirties. Beprotybė. Verčiau keliauk. Jau atlikai darbą, už kurį sumokėjau. Man nederėjo priimti tavo pasiūlymo, bet tu jį priėmei. Keliauk, boisai. Gelbėkis. Ne. Pamiršk tai. Apsisuk. Aš negaliu. Kodėl? Nes neturiu pasirinkimo. Niekam nederėtų prašyti mano pagalbos. Pilkoji. Sugrįžk. Su manimi. Boisai, negi nesupranti. Aš prakeikta. Niekam nederėtų su manimi suartėti. Man nerūpi. Tėvas kviečia tikinčiuosius. Čia ta akimirka, dėl kurios stengiamės. Svajojam apie ją nuo mažens, garbindami šią vietą, bet jis gali viską iš mūsų atimti. Mano sargybinių daugiau nei jo karių, bet jis vis dar pavojingas. Ar dėl manęs padarytum viską? Bet ką. Tu mano puikusis karys. Tu tyli? Priešaky Kaukolių upė. Jie atvažiuoja. Mes nepabėgsim. Ir nereiks. Ragana. Taip. Išmušė mūsų valanda. Greičiau, ar girdi mane? Paskubėkit.
Šį kartą nepaspruksi. Mieste išauš nauja diena. Atgailauk, ragana. Ne. Be raganos turim perimti sostą jėga. Sukviesk mano karius. Ar girdi? Broliai, broliai, pas mane. Nėra prasmės. Tavo broliai negyvi. Tu, eretike. Mūsų valdovo, pakalnio miesto sergėtojo vardu, nuteisiu tave, tėve. Myriop. Kaukolių upė. Dieve, kiek jis nužudė. Visus, kas prieš jį stojo. Tik pažiūrėk. Kažkas čia gyvena. Sardoras. Laužas kelias savaitės nekurentas. Šiąnakt patekės pilnatis. Tuomet jis pasirodys. Dar nevėlu apsisukti. Galim išvykti. Dabar. Manai, kad jis mums leistų? Manai, kad jis mūsų nestebi? Tu gali sprukti. Aš jį sulaikysiu. Ne. Tam jau per vėlu. Šiąnakt bus pilnatis. Vis dar galvoji apie tą raganą. Ji man pažadėjo. Tau nereikia to, ką ji žadėjo. Dabar turi viską. Ne viską. Sidabras. Sidabras. Tavo ginklai nepadės.
Jie puolė jį sidabriniais ginklais, sidabriniais kalavijais, peiliais, strėlėms su sidabriniais antgaliais. Dabar jie virto dulkėm. Visi tie drąsūs sidabru apsiginklavę kariai. Meldžiu, nedaryk to. Mes neturim pasirinkimo. Boisai, manau, kad jis jau labai arti. Ką pasakysi? Dar ne. Pilkoji, dar yra laiko. Medžiotojų, manau, kad tu meluoji. Jokio Sardoro nėra. Esi tik tu. Tu žinojai? Žinojai, kas aš esu? Aš tavim rūpinaus. Bet visą tą laiką tu bandėjai mane apgauti. Manei, kad gali mane čia atsivesti ir nužudyti kaip kitus. Tau nederėjo čia eiti, pilkoji Alisa. Aš bandžiau tave įspėti.
Ramiai. Turi ilsėtis, kol mėnulio nesimato. Tu turi dovaną, dėl kurios galėčiau nužudyti. Gali keisti pavydalą, kada panorėjus, pilnaties tau nereikia. Ne. Tai buvo tik iliuzija. Kad nukreipčiau tavo dėmesį. Kad taptum pažeidžiamas. Pilkoji, mes vienodi. Negi nesupranti. Taip. Abu vienodi. Tu vis dar silpnas. Miegok. Atrišk mane. Aš nesuprantu. Kodėl? Tu mane išgelbėjai. Boisai, mano atsakymas tau nepatiktų. Mėnulis. Bijai dėl to, kas nutiks, jei vėl pakeisiu pavydalą? Pilkoji Alisa, tavęs neskriausiu, tik ne dabar. Boisai, aš tavęs nebijau. Per gerai tave pažįstu. Pakeliui sužinojau visas tavo silpnybės. Net papildžiau jų sąrašą. Apie ką tu kalbi? Man labai gaila. Nusprendei savo likimą vos mane sutikęs. Boisai, buvai teisus. Sidabrinių ginklų negana. Tu mane apnuodijai, turėjau apnuodyti tavo kraują sidabru. Kodėl neleidi man numirti? Nes negyvi padarai neturi galios. Palauk. Palauk. Turi išpildyti mano norą. Niekam negali atsisakyti padėti. Pati taip sakei. Boisai, ko tu nori? Aš noriu tavęs. Noriu, kad būtume kartu. Noriu, kad kartu medžiotume, kovotume. Kad nutrauktume šią vienatvę? Taip. Ir tu to nori. Žinau. Niekam neatsisakau padėti. Bet viskam yra sava kaina. Sakyk, ko tik paprašysi. Puiku.
Ragana sugrįžo. Ten ji, ten ji. Ji sugrįžo. Ragana sugrįžo. Ragana, kurios nepakorė. Ragana, kurios nepakorė. Grįžkit prie darbo. Ragana, kurios nepakorė. Ragana, kurios nepakorė. Ragana, kurios nepakorė. Ragana, kurios nepakorė. Šalin valdovą. Šalin bažnyčią. Šalin valdovą. Šalin bažnyčią. Šalin valdovą. Šalin bažnyčią. Šalin valdovą. Imk. Tegu karalienė įsipjauna. Tegu užvarvina ant kailio savo krauju ir jį užsideda. Šiąnakt baigsis mėnulio ciklas. Ji turi spėti iki aušros. Tuomet galia atiteks jai. Vilko kailis. Kailis pavidalo keitėjo. Užmušto jo irštvoj. Pilkoji Alisa, padarei, ko į tavęs prašė. Bet nuvyliai mane. Sumokėjau ne už sėkmę. O dabar atiduok mano laikrodį. Ne, Džereisai, aš jį užsidirbau, bet aš negavau to, ko prašiau, bet gavai, ko norėjai. Kas tai? Gavai pačią karalienę. Vyras, jos vaiko tėvas. Tu jos troškai, bet jis tau trukdė. Aš tą pakeičiau. Kas tas vyras? Koks jo vardas? Jis buvo vardu Boisas. Ne. Ji nužudė Boisą. Ne. Meldžiu. Viso to buvo galima išvengti. Ne. Apie ką tu kalbi? Jis buvo žvėris. Žvėris? Ką tu apie tai išmanai? Jis tave apgavo. Tu pasikeitei. Čia tavo darbas? Dariau, ką privalėjau. Apsaugojau tave. Tu mane išdavei. Ne. Aš stengiaus. Per tave nužudė mano vaiko tėvą. Meldžiu. Ne. Dėl tavęs padaryčiau viską. Tuomet mirk dėl manęs. Boisai, padariau viską dėl tavęs, kad galėtume būti kartu, kartu medžioti. Ragana, kurios nepakorė. 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 Šalin valdovą, šalin bažnyčią.
Tai kaip tau mano istorija? Vis dar nežinau, kaip ji baigėsi. Gal pabaigoje nudyriau tau gyvai odą? Kaip kad tu man. Nemanau, kad tokia pabaiga man patiktų. Gaila. Žinojau, kad tu karalienės meilužis. Dar neišvyk, juk žinai, kas aš esu. Negaliu čia likti. Sakei, kad galėtų mylėti į save panašią. Tu netokia. O jei galėčiau tokia tapti? Pilkoji Alisa, noriu iš tavęs galios pasiversti žvėrimi. Niekam neatsisakau padėti. Noriu, kad neįvykdytum jos prašymo. Niekam neatsisakau padėti. Aš noriu tavęs. Niekam neatsisakau padėti. Žinojau, kad dėl karalienės troškimų kils perversmas. Ir kad ji neužsidės tavo kailio. Žinojau, kad liksi gyvas. Meluoji. Taip pat žinau, kad jis neiššaus. Sakoma, kad iš pilkosios Alisos galima nusipirkti viską, ko širdis geidžia. Bet geriau to nedaryti. Ar ne šito troškai?